mačiau vakar, ką mačiau. Prisimenu labai gerą Žilvino Žvaglio dainą. Mane gana tavęs telefonu. Žinot, kaip baigėsi? Gen Z, nežinau. Man norisi tave paliesti rankom. Ir toks jaunas bičias kaip Simas dainavo. Galvoju, kaip įdomu, karta iš kartos neša šitas šlageris. Bet sudainuosiu visai ne tą dainą, nebijokite. Bet, nors iš tikrųjų būtų linksma visai. Bet tiesiog pamačiau vyrą, kuris eina su 100 rožių ir jas pardavinėja. Ir aš prisiminiau, kaip būtent nuo tokio pulkelio rožių pažasty Vilniuje viename iš garsių senų barų moteris įžengė į tą barą su rožėm ir niekas nepirko nei vienos rožės. Užtat vienas vyras, kurį seniai stebėjau, nusipirko, negražiai pasakysiu, pasiėmė visą moterį su rožėm. Ne vieną rožę, visą moterį su rožėm. Ir kartu po 3 minučių po gero laižiako jie jau sėdo į taksi. Ir man taip liūdna buvo, nes aš tą vyrą žinau, stebiu daug metų. Žinau, kai gyveni mieste, net ir Vilnius kartais tampa labai labai mažu miestuku. Ir tu žinai tos žmonės, jų nepažįsti, nebendrauji su jais, bet tu tiek apie juos papasakotum, nes tu juos stebi. O tokia kaip aš tai tikrai stebi. Ir iš to liūdesio, kaip jis ieškodamas meilės, pasiėmė ją rožių pardavėjos draugijoje tą vakarą, parašiau šitą dainą. Ir vakar prisiminiau Basankį, kaip mes negražiai kartais sakome. Basanavičius, šiaip jau tokia pavardė. Gerai. Pilnos taurės širdims, tuščioms svetimos, vienatvės šilumoj. Raibsta akys nuo to, ką matau, o matau, kas vakar taip pat. Žvaigždės stebi, kaip mes krentam, perpildytų miestų laiduose.
Labai kviečiu dar pasilikti.